Sveiki gyvi, kolegos bendrakeleiviai. Šiandieną esame Lyduvėnuose ir turime special programą. Šiandien turėsime ekskursiją į Lyduvėnų tiltą. Pasivaikščiosim Lyduvėnų tiltu. Ypatinga ekskursija, todėl kad į šią ekskursiją reikia registruotis mažiausiai 5 dienas prieš, pateikti tikslų vardą, pavardę, asmens kodą, tada patikrina, ar nesate blogas žmogus, ar neturite kažkokių, ar negalite turėti kažkokių blogų kėslų. Atvykau šiek tiek per anksti. Dar turiu pusvalanduką iki ekskursija prasidės ir eisim pasivaikščioti šito gražuoliu. Gausim šalmą, liemenę, nekantrauju. Šiek tiek lietingas oras, bet gal taip ir geriau. Sukuria tokią ypatingą atmosferą. Kągi, važiuojam į parkingo aikštelę, kur prasidės turas. Ir trumpas introductionas apie šį tiltą. Tiltas pastatytas Pirmojo pasaulinio karo laikais. Tiltą pastatė vokiečiai. Iš pradžių buvo nuspręsta statyti medinį tiltą, kuriam buvo iškirsta beveik pusė Lyduvėnų šilo. Sunaudota 7000 kubinių metrų medienos. Bet dėl gaisro pavojaus buvo nuspręsta statyti geležinį tiltą. Ir berods tais pačiais metais 20 metrų nuo medinio tilto buvo pradėtas statyti geležinis tiltas. Tai šis tiltas yra aukščiausias ir ilgiausias geležinkelio tiltas Lietuvoje, kurio ilgis yra 600 metrų, aukštis 42 metrai. Yra saugomas strateginis objektas, todėl į šį turą būtina registruotis ir ekskursija galima tik tai su gidu. Iš Kauno atvažiavau. Pradėsime ekskursiją. Ir eime dabar tas šalmus tikriausiai užsidėsim. Taip, šalmus ir liemenės čia priklausomų. Saugumas pirmiausia, o tai žiemos metu gal taip ir nebūna šitų turistų daug? Mažiau, aišku, negu vasarą, bet pirmais metais tai buvo nemažai, nes žmonės, žinot, tai tik naujiena, tai ir nori jau matysime ten viską pajūs, tai gerai, tada įsirinkti maždaug palei savo lygį. Wow, gerai atrodo. Gerai atrodo. Jum tai aišku įspūdžio jau nėra, tai kiek pravaikščiota čia. Jeigu labai pamatysite, traukinys iš galvos pradundės. Nuskaičiau informaciją, kad negarantija, kad ekskursijos metu pravažiuotų traukinys, bet būna, ne? Pasitaiko, tai Garsas turbūt didelis, ja. garsas ir ta pasipurtai taip gerokai. Ir dreba dar tiltas, ne? Dreba, kapitalinė vienuolė. O čia, kur matom tą pastatą, va čia va, toj pusėj, tai čia tarybiniais metais buvo kareivinės, gyveno kareiviai ir saugojo tą tiltą. Tikrai čia su šamis, jie ateidavo ir sako, vienu metu buvo labai griežtai čia viskas. Mes atsimenu, atėjom dviračiais, kad su auklėtojų ir nufotografavom mus to tilto fone ir prisistatė kareiviai, atėmė fotografiją.
liepia ištrinti. Taip, juostelę, seniau žinok juostelė, Jo. juostelė. Tai va tą juostelę peršvietė, kad nebūtų jokio tų. Vienu metu taip pat draudžiama buvo praplaukti pro apačią baidarę. Reikėdavo tas baidarės įsitraukti iš vandens, nusinešti kelią ir nusitempti, ten pradėti plaukti. Bet šiaip iš esmės koks skirtumas, pavyzdžiui, dėl tų nuotraukų, video, pilnas internetas, gi tų nuotraukų ir video. Taip, tai dabar jau aišku. Kažkokių šiukšlių susirenkam ir vėl čia. Tai viena moteriškė ekskursijai dalyvavo, sako, plaukiam baidarėm kažkada, tik senais laikais, tarybiniais metais. Turėjom prisidėję visokių daiktų, katilų, savaitį gal įsiruošę ten į tą žygį. Jo. Tai, sako, tai to plaukimo neprisimenu, bet kaip tas baidarės reikėjo tempti. Turiu aukščio baimę iš tikrųjų, bet turiu aukštalipio pažymėjimą. Ai, bet tu čia baimę. Jo. Žodžiu, tai stengiasi. Kai turėklai yra arba karabinai, kokie saugiai jaučiuosi, bet Gerai. jeigu prie krašto kažkur taip reikėtų ant stogo kokio, tai baisu. Nelabai būtų, kad... Turėklais tai nebijau. Tai viskas gerai. Tai atsidūrėm po tokią pastoginį. Matot, truputį pasikeitė. Čia Aha. vaizdas man virš galvos. Jeigu išgirstumėm, atvažiuojam traukinį, išgirstumėm signalą, turėtumėm paskubėti po arčiausiai esančią ir palaukti, kol pravažiuos traukinys. Nes visokių būna situacijų. Čia, kaip matot, jeigu pažvelgsim į viršų, pamatysim, kad pavyzdžiui yra mediniai. Jo. O virš tilto būna mediniai dėl amortizacijos, dėl svorio. Ir bent prieš kurį laiką čia ganėtinai tokių papuvusių jų buvo ir krisdavo gabalai žemyn. Dabar tai tas remontas buvo, pakeitė juos, viskas gerai, čia saugu, nauji gražus tie pabėgiai, o seniau tai visokių čia buvo. Kelis kartus esu varžtus tokius nemažus radus. Tai va dar žiūrint, kokius krovinius traukiniai veža, kartais vagonuose būna ir skalda akmenis, dar anglis, tai tiesiog gali sužeisti, jeigu stukime. Čia dėl mūsų pačių saugumo turėtume po tuo stogeliu. Čia kaip formavosi tas slėnis, maždaug prieš 15 000 metų, tyvuliavo prie ledyninės marios ir paskui vanduo skverbės galingais srautais pro ledyno plyšius, išrausė tokią gilią vagą, suformavo tą slėnį tokį. Galima štai dairytis ir grožėtis pamažai pasikeitusių kraštovaizdžių. Paskutinis ledynas čia. O tiesa, skaičiau, kad saugoti daiktus ten, kad neiškristų, būna, kad pameta žmonės kokius, nežinau, telefoną, raktą. Pametė, tai radau čia, rinkau, paskui vieną kartą vaikščiau, kaip šiukšles rinkinėjau ir radau tą gertuvę po pusės metų, tai labai džiaugiu. Paskui buvo, kad ir asmens dokumentus pametė, vairuotojo pažymėjimą pametė. Eina, sau tai einat po to pasimt? Na, vieną kartą ir neradom, nes buvo vasara aukšta žolė. Ai, nu. Vieną kartą neradom, kitą kartą radom, vis taip čia būna. Tai dar gerai, jeigu į pievą kažkas ten nukrenta, o jeigu į upę, tai jau... Ir pasiima duoklę. O, reikia saugot savo daiktus prie savęs. Taip, prie savęs tai mes vaikais. Paskutinį kartą, gal toks rimtesnis potvynis buvo 2007 metų 7 mėnesio 7 dieną. Viena dalis yra nuskendus Dubyse, kai plaukia, vasarą katamaranais, plaustais, baidarėm, visokiausių čia atsitinka nuotykių, čia kažkas. Vietiniai veda statistiką, tai sakė, kas 4, kas 5 baidarė čia privalomai turi apsiversti. Tai va, matėm irgi, teko matyti einant tiltu, kaip apsivertė tos baidarės, ten užplaukėm tos dailės. Bandė ištraukti su galinga technika, nepavyko, jau keliai ten pasilaido į smėlį. Jo, atkreipiau dėmesį važiuodamas, kad tie blokai taip ir pamaniau, kad buvo susprogdinta tenais ir liekanos. Taip. Bet jie specialiai paliktos. Paliktos, taip. Istorijai. Taip, istorijai, kaip paminklai, kokie palikti tiesiog. Tai va, o likusioji šita dalis, kur mes dabar eisim,
jinai taip nukrito ir liko palyginti sveika jinai po sprogimo. Todėl, kai atstatinėjo dabar šitą tiltą, kuriuo mes einam, tai ją užkėlė ant naujai pastatytų kolonų ir pristatė šitą dalį. Tai mes baigiam eiti dabar vadinamąją rusiškąją tilto dalimi, eisim į vokišką, kuri išlikus nuo Pirmo pasaulinio karo. Ir tiem tilto statytojam vokiečiam 20 kartų nusilenksim. Pradėkim. Ai, 20 kartų reikės tai prasilenkt. Gerai. Va, čia matot irgi. Nuolaužos jo. Nuolaužos, kai keitė, būt naujus, dar ne visus pakeitė, matot, dar yra su kempiniam, kai kurie, čia tikriausiai labiausiai sukilusius pakeitė. Na va, ai tiesa, dabar trupučiuką, grįžkim, va, pažvelkim į šitą siją, matot, kiaurai peršauta, matot, skylė. Va čia va tiesi, kur yra ta sija, va ten. Šitą jo. Taip, va, nuo karo laikų, va čia tų karo ženklų matysim ir daugiau, kur visokie palankstinai, visokios duobutės, tai čia, va, nu, ir likę nuo skeveldrų. Jo. Iš, žodžiu, patyręs karą šitas. Jo, čia mačiau šitą nuotrauką Wikipedijai. Taip, kaip atrodė pirmasis tiltas, yra maketas. Ką mes sudėmėvom? Jo, sudedam. Taip, tokia aukurą. Sudėjom, tai va, jeigu iškristų ant galvos, čia kai kurie gabalai nelabai buvo įdomu. Likučiai buvusių kolonų ir bunkeris sargų. Taip, čia jau Lietuvos valdžia pasirūpino. Reikia pabandyti lysti bunkerį. Šikšnosparnių būdavo? A, tai gal ir dabar yra, gal negazdint. Nesimato šikšnosparnių. Ne, šikšnosparnių nesimato. Nesimato. Susidomėjimas ir žiemą buvo tų einančių. Gana daug. Apie 9 000 žmonių per metus. Galvoju, Lydų vienai turėtų būti vienas saugiausių miestelių Lietuvoje. Jo, apsauga iš visų pusių kameros. Taip, kameros, tai čia bus stebų. 11 kamerų čia mes stebi iš visų pusių, kiekvieną mūsų žingsnį. Dabar va gidė pasakojo, kad į tą sodybą, kaimo turizmo sodybą, įvažiuoti reikia pro saugomą teritoriją. Ir yra patikros. Jeigu nori atvykti poilsiauti šią sodybą, turi pirmą praeiti patikrą. Ir saugiai atostogauti. Vieną kartą čia nušienauja, vieną kartą per metus. Baigėsi ekskursija. Labai įdomiai gidė papasakojo visokių dalykėlių apie tiltą, tilto statybą, miestelį, istoriją. Tai labai patiko ekskursija. Pasakiški vaizdai nuo tilto, taip pat ir emocijos. Kažkokia va tokia įdomi emocija būti taip aukštai, vėjelis šiek tiek skrodžia. Ypatingai man patiko tas slėnio vaizdas su rūku. Va, pasisekė čia šiandien oras. Dabar tas turiu minty važiuoti į Raseinius, pasiimti kažką, užkrimsti
Ir galbūt įmanoma būtų dar su dienos šviesa spėti į vieną objektą, kurį seniai noriu nuvažiuoti, bet jis gana toli, o aš dabar randuosi ne taip ir toli, sąlyginai, valandą laiko važiuoti reikia. Valandą 15 minučių, jeigu tiksliau. Tai va, pasižiūrėsiu, kaip greitai seksis su maistu. Ir jeigu matysiu, kad su dienos šviesa spėju, važiuosim dar į vieną objektėlį. Važiavom į geriausiai Raseiniuose įvertintą picų kepyklą. 5 liuksai net įvertinimas. Tai paragausim. Reikia eiti užsisakyti. Kaip rūkelis. Picasso pica. Terasėlė turi. Panašu, kad italas kepa pizzą. Tai bus, man rodos, 7 minutėlės ir pizza bus ready. Paėmiau Šiauliai pizzą. Tai sakė daug mėsos. Pasižiūrėsim, nekantrauju paragauti. Picasso pizza. 5 liuksai. Unbelievable. Ar dar žinot kokią nors vietą, kad būtų 5 žvaigždutės įvertinimas maisto? Krosnį kepa, tai turbūt bus Bellissimo Italiano pizza. Pizza iškepė, reikia ir pasiimti. Ačiū. Viso gero. Garuojantį. Prašau. Ragausim, kas čia yra. Pelėsinis sūris, šoninė, faršas, agurkėliai, mozzarella, pomidorų padažas. Picos pavadinimas Šiauliai. Į temą, nes varysim į Šiaulius. Patvirtinu, 5 liuksų verta pica. Tai yra 5 žvaigždučių. Nieko nepagailėta. Sūrio belenkiek sūrio, belenkiek mėsos. Nesibaigia niekaip to sūrio. Pizza done. Nemeluosiu chebrytę, bet pizza Bellissimo. Absoliučiai, galvojau, suvalgysiu tik tai porą gabaliukų ir važiuosiu. Ant tiek skanu buvo, kad visą pribaigiau ant karto. Viena geriausių picų, kokią tekę yra valgyti. Absoliučiai. Dabar suprantu, kodėl įvertinimas 5 žvaigždutės. Okei, lekiam toliau. Kaip rūkelis. Kur aš važiuoju, aš įsivaizduoju šitą atmosferą idealiai. Bus, ta prasme, kadrai nuostabus.
važiavom. Blemba, ten nesuprantu, parkingas ir bilietų kasos kažkokios, kas ten yra. Čia tipo, reikia mokėti už čia. Nesuprantu. Esmė tame, kad biški gaila, kad rūkas išsisklaidė. Blemba, taip, galvojau, vien dėl rūko ir sugalvojau šitą vietą varyt. Nes galvojau, atrodys tai awesome tokioj rūkiniai atmosferai. Bet čia lankytina vieta, žiūriu, žmonių belenkiai. Gerai netempėm į naktį. Varom pasižvalgyt į Kryžių kalną. Jau iš karto prie kelio net pasitinka begalybė kryžių. Mistiška vietelė. Užsilipsim į tą kalnelį, pasižiūrėsim. Šimtai tūkstančių kryžių ir kryželių. Ir per metus šitą vietą aplanko milijonai turistų. Kaip kokiam labirinte kryžių. Tikrai mistiška vietelė. Visur mažesnių, didesnių kryželių. Įdomiai, atrodo įdomiai. Eime pasižiūrėsim pačią viršūnę. Čia virsta. Dar kaip ir laikosi, bet... O, čia irgi daug virstančių yra. Wow. Labirintai tikrai. Čia koplytstulpis matos sudegęs. Radau kokį visiškai simple kryželį iš tiesiog iš šakų. Su plastikiniais užtraukėjais, susegtas dvi šakelės. Na, tikrai galiu pasakyti ypatingą aurą šitoje vietoje. Šventa vieta. Pasigrožėjom. Galim grįžinėti Kaunan. Tai šitoj vietoj ir baigime mūsų šiandienos vlogą. Susitiksim kitą kartą, iki kitų kartų.